Visiems geros dienos. Šiandien darysim tokį vasarišką patiekalą. Paskiau pamatysit. Tai reikės mums pomidorų savo sultyse, belupinų, paprikos, svogūną, agurkų, česnako porą dantų, kumpio ir duonos. Nu, čia turim kumpio, svogūnų, porų, agurkėlių ir paprikos. Smulkiai supjaustą, kurių mums paskiau reikės. O čia turim duoną susipjaustą smulkiai. Ją kepsim. Na, dabar susigrabim visus pomidorus. Ir sutrinam. Sukratysim viską. Agurkus, papriką, svogūnus ir česnaką. Vėliau dar įdėsim duonos dėl tirštumo. Mes dabar trinam iki vienos masės, smulkiai. Taip pat net įdedam duonos. Žiūrėsim, gal daugiau reikės, dabar įmetam truputį, tegu trinasi su visom daržovėm. Ten taip pat išmirksmam ir trinam kartu viską. Tai jeigu gaunas labai tiršta, įpilam truputį vandens, gero vandens. O taip turėtų užtekti. Ir trina viskas smulkiai. Nu, kaip matot, jau gavos vieną masę. Ir dabar viską mums reikia perkošti. Nu, tai perkošim. Eina greitai. Matot, kas liko. Tai ir pametam lauk. Nu, einam prie galo. Čia paskutinis. Nu, kas lieka. Pilam acto. Alyvuogių aliejaus. Ir druskos. Kiek čia vietų? Nu, ten turim aliejų karštą jau. Kepam mūsų duoną. Nu, o tai užkrūsta. Mūsų duoną iškepiau. Įmam ant servetėlės. Nusunkiu visą aliejų mums trauktų. Nu, porą minučių palaukiam ir serviruojam. Nu, einam. O čia mūsų gazpačio, vadinasi, gazpačio andalučijos. Ir dabar. Čia pagal kiekvieną skonį. Kas ką nori, tas dedasi. Kaip man patinka viskas, aš dedu biškį agurkėlių, biškį kumpio, svogūną su poru, biškį pipiriukų. Tokių. Va. Ir duonos traškučių. Va. Man prašau biškai kasesnis jisai. Jeigu karštas yra, dedam vieną gabaliuką ledo. Ir čia turim kompletą. Tikrą andalučijos gazpačio. Visiems skanaus ir iki sekančio.